Labas rytas. Šiandien supažindinsime jūs su aktyviais Lietuvos piliečiais savo darbais stiprinančiais valstybę ir mokančiais džiaugtis gyvenimu Lietuvoje. Būti iniciatyvių piliečių ir stiprinti valstybę galima mintimis, kalbomis, o geriausia – darbais. Vilniaus Balsių bendruomenė išsikėlė tikslą – sukurti vietą, kurioje būtų gera gyventi. Ir nacionalinėme bendruomenių konkurse buvo apdovanota už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui. Svajoti reikia drąsiai ir tos svajonės išsipildo. Kūrėmės gimęs prieš 20 metų, Balsių mikrorajonas, tai buvo pliko lauko investicijos, buvo išdalinta žemė, kurioje buvo tik tai pieva. Nebuvo nei gatvių, nei apšvietimo, nei stulpų, elektros, nieko nebuvo. Tiesiog visą šitą darbą po truputį padarėme visi. Tai ne vien organizacijos kaip bendruomenės nuopelnas, bet tiesiog visi gyventojai kūrėsi, kiekvienas savaip įsivaizdavo tą gėrį, grožį ir taip kūrėme tą Lietuvą. Balsiai yra įdomi tuo, kad joje gyvena iš tikrųjų visa Lietuva. Į šitą mikrorajoną įsikėlė ir Kaunas, ir Klaipėda, ir Šiauliai, Panevėžys, visi miestai, kaimeliai suvažiavę. Mes tikrai pažįstame daug žmonių atsikėlusių į Vilnius miestą. Sostinė yra traukos objektas, o Balsiai jisai toks kaip ir gaunasi šalia didmiesčio, toks nedidelis miestukas. Kai kūrėmės, praktiškai nieko nebuvo, net elektros nebuvo. Dabar mes turime viską, turime asfaltuotas gatves, turime gatvių apšvietimą įsirengę. Interneto ryšį irgi mūsų iniciatyvą paklojome. Galiausiai mitologinis parkas, tą, ką mes turime. O šiaip viskas yra pasiekiama. Dabar tapo, mes kaip pasaulis globalizuojasi, tai pasiekti bet ką įmanoma. Labai gerus ryšius užmezgėme ir su užsienio bendruomenė. Teko 2006 metais dalyvauti Birmingeme konferencijoje ir ten pasiėmėm tikrai gerų minčių ir pamatėme ateitį. Tai yra labai gera patirtis nuvažiuoti ir pamatyti, kaip tai gali būti ir ko galim siekti. Per 10 šių metų mėnesių nuo sausio 1 iki spalio 1 į teritoriją, kurią apima Balsiai ir aplinkiniai sodų bendrijos ir kaimai, įsikėlė 490 gyventojų, deklaravo savo gyvenamąją vietą. Kai tuo tarpu visoje seniūnijoje gyvena 40 tūkstančių gyventojų. Bendras seniūnijos rodiklis yra 627 gyventojai. O Balsiuose gyvena tik 8 tūkstančiai gyventojų. Tai rodiklis labai didelis. Šitiek žmonių deklaravo savo gyvenamą vietą, patikėjo šitą bendruomenę, patikėjo, kad čia ateitis yra. Ir didžiausias turbūt postūmis buvo, tai yra mokyklos atsiradimas. Tai yra ateitis. Mokyklos tikslas – pasiekti, kad mokiniai būtų pasirengę savo žiniomis, gebėjimais konkuruoti visuomenėje ir darbo rinkoje. Ko gero pagrindinis dalykas, kad neturim vaikų galvas prikišti tik žinių. Vaikai turi išmokti jomis naudotis. Balsių mokykla – tai pirmoji per 20 nepriklausomybės metų Vilniuje pastatyta valstybinė mokykla. Rinkdama tėvų paraiškas, mokinius į mokyklą registravo pati Balsių bendruomenė. Mokykloje veikia daugiau nei 100 būrelių. Dalis jų finansuojama iš mokyklos krepšelio. O kiti būreliai yra iš miesto pedagogai, kurie mokyklos tam tikros, turi krepšinio mokykla, Sostinės krepšinio mokykla pas mus turi nuomojasi patalpas ir mūsų vaikai lanko Sostinės krepšinio mokyklą. Jiems čia yra labai patogu, nes vietoje niekur nereikia vežti, tėvam labai patogu ir vaikai čia įgyja, mokosi krepšinio abėcėlės. Po to turime Vienožinskio dailės studiją, dailės mokyklas ir vaikai vėlgi gali profesionalius įgūdžius jau čia pradėti įgyti. Ir dar eilė visokio ir sporto būrelių yra, ir šokių, ir mokykloje veikia ir įvairūs būreliai, ir nuo meninių iki sportinių, iki dramos, iki gamtamokslinių, kūrybinių ir taip toliau. Mokyklos biblioteka – tai visos bendruomenės reikalas. Bendruomenė padėjo labai daug, paskelbėme akciją rugsėjo 1 dieną, rugsėjo 1 mokiniai atėjo su knyga, vietoj vos ne buvo šūkis, vietoj gėlės geriau knyga, žodžiu, tai
Tai atėjo pridovanojo nemažai knygučių, taip pat leidyklos dovanoja, rėmėjai dovanoja knygas, balsiečiai, bendruomenė dovanoja knygas mokyklai. Sulaukiam paramos ir iš pavienių rėmėjų, ir iš organizacijų. Po truputėlį, kas atvyksta mūsų aplankyti, žino, kad bibliotekai reikalingos knygos. Tai mes ir tiesiog kaupiame mūsų fondą dabar bibliotekos. Anksčiau balsiečiams teko lankyti dar 1930-aisiais statytą medinę mokyklą arba važinėti į kitas sostinės mokyklas, nutolusias iki 20 km. Dabar į naują mokyklą vaikus leidžia ne tik Balsių, bet ir kaimyninių mikrorajonų gyventojai. Šalia yra senieji kaimai, kur dominuoja lenkiška bendruomenė. Nematom problemų, vaikai bendrauja ir dabar tikrųjų į mokyklą ateina vaikai rusakalbiai ir lenkiškai kalbantis ir puikiai jie sutarė, nereikia ieškoti skirtumų. Būtent sąlyčių taškų suradimas tarpusavio bendravime yra labai didelis dalykas. Ir iš tikrųjų vaikai mišrių šeimų, jie turi teisę mokytis kalbėti ir lietuviškai, ir rusiškai, ir lenkiškai, latviškai galiausiai. Mes turim žinoti kaimyninių valstybių kalbas. Kodėl švietimo sistemoje negalima tą įdiegti? Mūsų planuose galbūt ir šitą netgi padaryti. Tai keisti įstatymus reikia valstybės mastu, bet pradėti reikia po truputį. Na, o ką reikėtų keisti, jei būtų įmanoma? Aš tai kaip direktorė, kaip asmuo galbūt galėčiau kalbėti, mūsų mokykla labai visgi yra pririšta prie tvarkaraščių, prie skambučių, prie įtempto grafiko, nes kiek teko keliauti užsienio mokyklose, teko matyti ypač pradinėse klasėse, neskubančios mokyklos principai. Vaikai mokosi, mokykloje iki 4 būna ir jie turi ilgas pertraukas, pailsėjimui, pavalgymui. Na, pavyzdžiui, tokia elementarus pavyzdys. Mes turime dušines, moderniai įrengtas, po kūno kultūros, vaikai galėtų ten nusiprausti, atsigauti, pailsėti. Jie to nedaro, nes nespėja. Tiesiog tokia sistema. Mums reikės galvoti, kaip pailginti pertraukas, kaip galbūt padaryti laisvą pamoką po to, kad vaikai galėtų nusiprausti. Aš tiesiog kalbu apie tai, kad mes turime sąlygas, negalim pasinaudoti jomis. Dėl to, kad yra tam tikra tvarka. Pamokos turi vykti į kitą datą. Pertraukos turi būti tokios ir tokio ilgio. Žodžiu, yra visokių išlygų, kur galima būtų pagalvoti, kaip padaryti kitaip. Ko palinkėtumėm? Palinkėtumėm visoms mokykloms pozityvaus požiūrio. Mokytojams pozityvaus požiūrio. Kartais iš tiesų sunkus tas darbas mokytojai yra, kartais yra sunkus, bet tiesiog pažiūrėti pozityviai į tos pačius vaikų pokštus, į tos pačius vaikų išdaigas ir stengtis eiti kartu su vaikais koja kojon. Man atrodo, kad toks bendras požiūris visų būtų geresnis negu tas nuolatinis virkšlenimas ar nepasitenkinimas, nes iš esmės nedaug ką mes galime pakeisti. Mes galime pakeisti santykį požiūrį į savo darbą visų pirma. Požiūrį patys į savo darbą. Kai mes pradėsime keisis ir vaikai, ir mokykla. Turime ateities planų ir vienas iš tokių įspūdingų, ambicingų planų, tai yra mūsų visuomeninio centro įkūrimas Balsiuose. Turim puoselėm viltis įkurti Balsių seniūniją, apjungti visą regioną, tai yra maždaug dabar apie 10 000 gyventojų, normaliai seniūnija, prieinama būtų, savita seniūnija, tai yra visa mažaaukštė statyba, visi privatininkai, teritorijos, sodų konversijos, privačių namų kvartalai. Ir visa iš to sekanti infrastruktūra, ko mes siekiame. Tai būtų seniūnijos patalpos, toliau būtų verslo fligeris, tai yra ir prekyba, ir amatai, vietos gyventojų verslo inkubatorius toksai. Dar vienas trikampėlis, tai yra užimtumo vaikai, tai vaikų darželis, mažesnieji, vyresnieji, tai yra dienos centras, užsiėmimai tokie. Ir viena iš tų dalių būtų senjorų klubas. Ir betarpiškai
tame pačiam trikampyje viduryje komunikuotų su tais pačiais ir dienos centro vaikais, ir su darželinukais. Dar vienas trikampis tai yra sveikata. Balsių šeimos medicinos centras. Šalia didžiulė erdvė, tai irgi dvasingumo centras. Tiesiog susirinkti, pabūti, kai kada žmogui reikia ateiti, pasidėti ir pabūti vienam. Pasiklausyti ramios muzikos ir tikiu, kad šitas centras turi labai didelę paklausą. Po pertraukėlės matysite, kaip reikia prižiūrėti bites šiltą sausį ir kaip ponia Julija Kleponienė pečiuje kepa pyragus ir dainas dainuoja.